Kodėl buvo pasirinktos PIR plokštės šitam projekte? Todėl, kad tai yra ventiliuojamui fasadui mūsų nuomonė pati tankiamiausia medžiaga. Tai yra šilčiausia medžiaga, stipriausia medžiaga. Nu, jos tik tai kaina gal nėra tokia draugiška. Tai čia yra tas pats, kas EPS 200, įsivaizduokite. Ant stogo dedat EPS ir į grindis dedat EPS 100. Tai jinai yra dvigubai stipresnė negu tas produktas. Dabar nelabai yra ką daugiau dėti, nėra kuom pakeisti PIR plokštę. Parokas tai reikėtų dvigubai didesnio storio, jeigu čia yra 20 cm, tai paroko ten ar ko reikėtų 40. Tai kaip ta siena atrodys ir kiek ten bus tos naudos ir to šiltumo. Esam skaičiavę įvertinti 20 PIRO ir kad tą pačią varžą padaryti su vatos, tą fasadą iš medžio, tai jisai nebus pigesnis, nes jisai turi būti labai storas, daugiau medžiagų, daugiau darbo ir finansiškai daug geriau apsimoka turėti ventiliuojamą fasadą su PIR plokšte. Pati medžiaga yra brangesnė, bet darbas to fasado jis yra pigesnis. Tai realiai finale užsakovas gauna geresnė medžiaga, bet lyginant su vata, bet kaina būna mažesnė, jis ant darbų sutaupo. Rezultatas yra daug geresnis. Kokia bus šio fasado priežiūra? Jokios priežiūros, kadangi lentelės yra degintos, jokios priežiūros jom nebus. Jeigu reikia super sandaraus namo, su kuo lengviau pasiekti? Su ventiliuojamu fasadu ar su neventiliuojamu? Sandarumą jūs užtikrinate iš vidaus, ne iš lauko.